E, Tiesioginė prasme, kiekviena vietovė turi savo dvasia. Nu, arba gal mums lengviau suvokti, jeigu sakysiu, kad egregoris, vietovės egregoris. O ten gyvena kažkokie žmonės, jie kažką darė, kažkokius atlikdavo apeigas, kažkokį vedė veiklą, kažkokius ten kaupė žinias, kažkokius ten jausmus generavo. Ir gyvena ten žmonės keli tūkstančiai metų, ten kažkokie mūšiai ten toj vietoj. Faktiškai tai, žertovanie, kaip čia, aukojimas. O ta žemė ir kraujo turi savy nemažai ir visko. Tai viskas tai tam vietovės egregoriai kaupėsi. Informacinis laukas, energetinis informacinis laukas. Ir kada mes norim toj vietoj kažko tokio daryti, surišto su kita dvasinė erdvė, su egregorio materializavimą, nes mes būtent toj vietoj darom egregorio, kaip čia pasakyti, rozetę, tokią čakrą darom. Tai čia materializacija egregorio. Taip, mūsų seminaras irgi čia mūsų egregorio įsikūnijimas. Taip, toks kūnas ras iš ląstelių žmonių, iš čiužinių, susiformavo. O ašramos statymas tai irgi tokia rimta materializacija, toks ilgalaikis įsikūnijimas. Ir aišku, reikia suderinti tos vietovės egregorio ir mūsų egregorio santykius. Nes vienas dalykas, kad mes ten atskirai savo gyvenam, Lietuva ir kokia Baltarusija, taip? O kitas dalykas, kai Lietuva nori Baltarusijos teritorijai, kažką, ambasadą pastatyti arba kažkokią lietuvių kultūros centrą, tai jau reikia tada su Baltarusijos valstybės suderinti. Ir mes irgi norėjom suderinam, su to egregoriu buvom susisiekęs tą aikštelį, o santykius sustatėm, santykių algoritmą. Savotiškas toks sutartis dvasinis, taip, kad mes tam tikros idėjos pravedam, o tam tikrų idėjų nepravedam tam ašrame, kad vietinė dvasia būtų patenkinta, grubiai pasakant, taip. Nežinau kaip čia, pas mus čia antras kosmosas, zona egregorio mūsų mokyklinio, taip. Pavyzdžiui, ateina čia pas mus, kažkas ten, koks žmogus iš kito egregorio, muzikantas koks nors, tarkim, ir sako, ar galiu aš čia pastatyti savo arfą ir jom pagruoti. Aišku, galit, jūs pagruokit, mes dar čia ir pašoksim, taip, ir paplosim, ir pasidžiaugsim. Mes turim suderinti. Jeigu jis mūsų nepaklaus, mes ateinam vieną kartą į salę vakare, čia sėdi arfistas ir groja ant aikštelės vidury, tai bus konfliktas. Bet jeigu bus suderinta, tai jokio konflikto nebus. Taip? Arba gali būti ten ateina koks nors, kas dar gali ateiti. Nežinau, iš kito egregorio koks nors ten vaišnavas, tarkim, arba budistas koks ateina. Ir sako, davai aš čia savo ten pravesiu 3 dienas, čia meditacija jūsų salė gerai čia paruošta, žmonės
paruošti, davai čia padainuosim kokią Om Mani Padme Hum mantrą. Aha, tai vat reikia suderinti, Gregoris ten, ne, aš turiu savo planus, savo darbus, savo technologijas, savo metodikos. Tu atsisėsk čia, pasėdėk, aišku, malonu, bet daryti kažko, jeigu nori, nelabai. Taip? Su arfa groti prašom, o Hare Krishna dainuoti tai nelabai. Pyragaičius vegetarinius prašom, gaminkit, suvalgysim su mielu noru, o vegetarizmą propaguoti ne, čia jau ideologija nesutampa, Gregoriu. Nu tai vat, mes kai atsiduriam svetimo, nesvetimo, vietinio Gregorio erdvėj, antram kosmose, materialinėje erdvėje, mes turim suderinti, ką mes darysim, ko nedarysim, gauti sutikimą ir viskas. Nu, kad mes ten savo darysim kažką, kas netrukdys, arba papildys, arba pakeis to vietinio Gregorio veiklą. Ir gavom tokio sutikimo, susigarmonizavom turbūt, taip. Gregoriai, jie kaip ir žmonės turi savo kažkokius misijas, užduočius, dėl ko jie sukurti. Vat žmogus sukuria tokį, kad jis, pavyzdžiui, ten gydytojas, kad gydytų kitus, arba šitas sukurtas, kad dainuoti, arba šitas sukurtas, kad kariauti. Ir jis turi savo misiją. Jam dabar, jeigu pasiūlyti vesti kitą kažkokią veiklą, jam ne ta, dėl kurios jis sukurtas, mes jo karminį įsipareigojimą tiesiog nutrauksim. Jis turi sutartį jis atėjo ten kovoti, kariauti, pavyzdžiui, jis pradeda muzikuoti, taip? Ir jis įsigyja blogą karmą, tu savo sutarties neįvykdėjai. Tokia minusiuka. Tai daryti nereikia, jeigu žmogus karys, tegu kariauja, jeigu jis muzikantas, tegu jis muzikuoja, kai savo karmą jau atidirbo tą kontraktą, pagal kurį jis atėjo. Jūs galit pasiūlyti, tau kitas kelias, kitą veiklą. Nori, prašom, nenori, nenori, mes galim tik pasiūlyti, bet nepriversti. Egregoriai irgi kaip žmonės turi savo kažkokią misiją, kam sukurti jie buvo. Pasaulis jis kaip sudėtingas, labai aukšto lygio organizmas. Mūsų ten kūne pirštai yra, kad už kažką kabintis, inkstai, kad ten valyti skysčius, ten dantis, kad kramtyti maistą. Ir pasaulis irgi toks sudėtingas organizmas, kiekviena energoinformacinė erdvė sukurta su kažkokiu tikslu. Čia centras, kuris valda žandikauliais, kad jie kramtytų maistą. Ir jeigu tas centras valdantis žandikauliais pabandys pirštais valdyti arba širdį ten vedžioti, nieko gero iš to neišeis. Jis turi savo darbą daryti, įsiveržti, įsikišti į tą darbą, išderinti visą organizmą. Taip ir egregoriai, jie turi savo, čia centrai, dvasiniai centrai, čia kaip pas mūsų smegenis galvos. Dvasiniai centrai, kurie kažkokią funkciją palaiko pasaulį. Ir kadangi
pasaulyje yra daug funkcijų, pasaulis sudėtingas, tai aišku labai skyrėsi tie egregoriai. Kadangi jie skyrėsi, tai egregorių sudaryti materialūs objektai, tokie kaip žmonės, jie gauna savo kažkokios ypatumus, savo ypatingas žmogiškas funkcijas, kurie sudedamoji dalis egregorinių funkcijų. Jeigu tai egregoris ten koks, ten karinis egregoris, taip, kad ta kultūra galėtų plėstis, jai reikia vesti karus ir užimti teritoriją ir savo technologijos, savo moralę nešti aplinkiniams, ten laukiniams žmonėms, civilizuoti jas, taip kaip romiečiai kokie ar amerikiečiai dabar. Tai yra egregoris ten, kuris vadovauja kariuomenė. Taip, pavyzdžiui, jeigu jis savo veiklą neves, tai negalės plėstis tą kultūrą, negalės tą rasę evoliucionuoti. Bet yra ir kiti egregoriai, kurie ten nori išsaugoti žmonių teisės, tarkim, taip. Ir jie pradeda sakyti ten, kad tas egregoris, kuris nori kariauti, jis blogas, reikia visiems saugoti ten kitų žmonių teisės, o ne eiti kariauti su kažkuo. Ir čia teisingai to egregorio ribose. Ir žmonės, kurie tarnauja šitam egregoriui, vaikšto, vojenai formė hodėt, kariniai formai, bet čia ne tik drabužis, forma tai forma, žemė jų tokia. Jie taip suformuoti, jie pasiruošęs kariauti, jie taip mąsta, kaip ten efektingiau apsiginti, kaip efektingiau užmušti, kaip kariauti. Jie visas gyvenimas jų statasi pagal tą planą, pagal tą egregorio planą ir jie to egregorio ląstelės. O tie, kas gina ten žmonių teisės, jie taip mąsta ir kitaip atrodo ir kitus drabužius dėvi. Ir jie gali tam materialiam lygiai susitikti ir pradėti konfliktuoti. O kodėl jūs tokią formą čia vaikštot? Tai, ką jūs šnekat neteisingai, kai mes šnekam teisingai. Ir organizme irgi visą laiką taip vyksta. Vieni kažkokie organai su kitais, jie šonais trynasi, jie vieni kitiem trukdo iš tikrųjų. Trukdo, bet ten kraštuose savo, kur jie taip, ir jie nuo to dėvėsi, aišku. Bet tai irgi tų organų funkcija įnešta, kad tai bus, kad jie aišku trinsis, turės save apginti ten pasienio ruožuose. Ir tai normalu, kad yra tokias trintis, taip. Bet jeigu pažvelgti į viską iš truputį iš šalies, tai aišku, kad tam organizmui visko reikia. Ir akių, ir pirštų, ir inkstų, ir skrandžio, ir dantų, ir rankų, viską tai neprieštarauja viens kitam, o kažkokios bendros sistemos dalis, organai. Ir gal jie tarpusavį ir trinasi, taip, čia irgi normalu, bet to jie negali dirbti. Jeigu vienas dantis su kitu pastoviai nekovotų, tai kas mums kramtytų maistą, suprantat, tai išeina, kad jie spaudžia viens į kitą ir tik nuo to tas dantis ir sugesta galų gale, sugenda. Niekas kitas tų dantų negadina, tik priešingas dantis, suprantat. Taip, maistas ir kramtasi.
Ir dabar va, tas apatinis dantis, sako, viršutinis dantis tai yra blogis, o mes gėris. Tegu visas dantis būna apatiniais. Vat. Aišku, tų dantų dalelės būtent taip ir mąsto. Kaip sėdi apkasuose ten kokie vokiečiai, o kitoj pusėje apkasuose sėdi kokie rusai ir šauda vieni į kitus. Jie taip ir mąsto, kad vokiečiai blogiečiai ir visus vokiečius užmušim ir bus gerai. O tie atvirkščiai mąsto, tegu jie visi kaip mes, tai bus gerai visiems, ar užmušim visus. O iš tikrųjų ten tarp jų vat, kažkas trinasi, kažkoks maistas kramtasi. Pasauliniai vat, tai sistemai organiškai kažkas ten generuojasi, būtent tam procese. Tai va, tada dantis kramta, o yra centras, kuris tai viską koordinuoja, kad tas viršutinis dantis ir apatinis tarpusavį trintųsi, kovotų ir tam procesui nustato tam tikrą vat, laiką ir sąlygas, kad tos dantis kramtys ten 3 kart į dieną, vat, tiek ir tiek laiko ir kramta. Va, matot, sėdi kramtagi. O ten dantis galvoja, kad pasaulinis karas vyksta, kad tai, kas vyksta, labai blogai. Nors dantis iš to iš principo ir gyvena. Taip? Kaip tie kariai, kurie ten galvoja, kad priešai blogai, reikia juos kuo greičiau užmušti, o gyvenagi tik iš to karo, jeigu jie profesionalūs kariai. Suprantat, jie kariauja ir už tai jie gauna maistą, nekariautų, negautų maistą, taip ir dantis, nekramtys dantis, tai ir nebus ką valgyti visam organizmui ir tiem dantiem irgi, jie irgi numirs kartu su. Tai vat ir egregoriai, jie randasi nematerialiam lygiai ten, kur dantis kramta, o dvasiniam lygiai ten, kur koordinuojantis centras, kur, pas mus kaip smegenis, turbūt galima taip palyginti. Ir smegenyse viskas turi būti suderinta, kada ir kaip tas dantis tarpusavy mušasi, o kada draugauja ir svarbu, kad tie procesai būtų suderinti. Kitaip, aišku, bus disbalansas organizme. Jeigu skrandis nevirškina tai, ką dantis kramta, jeigu inkstai neišvala tai, ką skrandis suvirškino, tai visas organizmas kalbasinasi. Tai vat, nosį užuodė ir sakė, tai skanu, tai reiškia jau turi būti fermentų plonai žarnai, kad už valandos pradėti skaldyti tai, ką nosis sakė skanu, po to seilės sušlapins dantis, sukramties, ryklė prarys, skrandis suvirškins ir pasmulkins. Viskas tai turi būti suderinta, dėl to nosį ir skanu, kai jis užuodžia tą maistą, kad toliau visiems, galima sakyti, visiems egregoriams to reikia. Supranta, tai jisgi, tai, ką nosį palaimina, eis per visus. Šitas dabar su to dirba, šitas. Jie tarpusavį nekovoja, nekonkuruoja. Jie dalis organizmo. Tai vat ir tokį darbą, aišku, reikėjo padaryti. Gerai, kad Andrius apie tai mums priminė, nes kažkaip atrodė, kad jau suderinta, bet iš tikrųjų ne, nes mes susiderinę su
keliais dideliais egregoriais vietiniais mūsų mokykla. O va ta vietovė, jinai vat iš po tų egregorių išeina ten tokia vieta, kur daugiau ir ne mūsų katalikiniam egregoriui atraminė materialinė vieta, nei mūsų ten valstybiniam egregoriui, nei mūsų mokslo egregoriui. Visi egregoriai, su kuriais mes susiderinę, o ten kaip, ten ne jų zona. Tai mes dabar vėl su tuo susiderinę. Ir dabar kažkaip jau darosi, aiškėja po truputį, kodėl praeitam seminarė mes egregorius savo padalinam į dvi. Tai vat vienas liko šitai, vat jau šitai harmonijai, o kitas naujo, kaip sakant, sutartį, kita harmonija statysis, o ten jau kita egregorio sritis bus, taip? Tos visos mūsų atidirbtos savybės, jos kaip nebereikalingos bus, kaip perskirti. Nu, vat jeigu tu, vat, kaip čia sakyti, vis tiek, kad nors tai atsitiks, vat tu paimsi ir pastosi, pavyzdžiui, tai ir pasidalinsi, vat pagimdysi dukrytę, tai ar visas tavo savybės jai bus nereikalingos. Viską, kad tu moki, tu ten virškini šitą ir jinai šitą virškins, tu domėsis šituo ir jinai domėsis ir tu ją ne taip, kad pagimdysi ir paliksi miške, tu ją auklėsi, auginsi, mokysi tu patie, taip? Tai vat mūsų egregoris irgi, jeigu naujas susiformavo energoinformacinis laukas, jis dabar visiškai tokiuose santykiuose, vat, zarodышai, kaip, ne naujagimio, o užuomazgos, jis dabar jokios savo veiklos, jokios savo informacinio energetinio šaltinio neturi, visiškai jis maitinasi iš mūsų egregorio, iš penkiadienio, iš seminarų, maitinasi ir auga po truputį, formuojasi po truputį jo vat, fizinė ertmė. Kažkokie žmonės pereina ir į vat tą, į tą pagrindinę idėją, pagrindinę veiklą formuoti toj vietovėj kažkokį vat, procesą. Nu ir fizinį pastatą, ir visiškai kita veikla, ir truputį kita bus ideologija. Ir vat atsirado žmonės, kurie pasijungia ten iškart, prie to egregorio pasijungia. Ir po truputį tai, kas čia vyksta, jau ne tiek darosi reikšminga, o kas ten vyksta, darosi vis reikšmingiau tiem tikriem žmonėm. O čia tai, kas darosi, negali būti vat, nutraukta, nes tai svarbu, kas darosi čia. Mes susiderinę su dvasinė erdvė, planetos, nes jeigu nedarysim kažko, tai kaip organizme kažkoks organas paims ir nedirbs. Kažkokie ten mūsų egregoris gali būti priskirtas prie gal smegenų žievės tam tikros zonos, kažkoks planetos mąstymo zona. Taip? Mąstymas jis zonom šitas rusų kalbos, lietuvių kalbos, muzikinis mąstymas, ten santykių mąstymas, emocinis mąstymas, kūrybinis mąstymas. Tai mūsų egregoris viena iš mąstymo proceso dvasinė zona.
Tai dėl to viskas tai turi tęstis būtinai. Turi būti žmonės, kuriem visiškai tas pats, kas darosi kitur. Nu, gal ne visiškai tas pats, ne taip sakiau. Nu, vat jeigu neišia moteris vaikšto, taip, ir jai ten pilve kūdikis auga. Nu, jai faktiškai jaigi tas pats, kas ten vyksta. Jai svarbu, kad jinai į darbą vaikšto, jai svarbu, kad su vyru bučiuojasi, svarbu, ką jinai valgo, jai svarbu. O kas ten, jai toks kaip, vat, nu, juoda dėžė. Jai nežino, kas ten darosi. Ir kol tas vaikas negims, taip jai ir nebus svarbu. Iš tikrųjų, jai tai tik, vat, augantis pilvas, kuris kartais trukdo gulėti, nuo kurio kartais pykina, aišku, ten į priekį kažką bando galvoti ir jausti, bet jai labai sunkiai pavyksta, tai jinai fantazuoja tiesiog. O iš tikrųjų, kai gims vaikas, va tada jai tai gali pasidaryti labai svarbu. Bet ne iki tiek, kad viskas kitas dingsta. Vis tiek jai bus svarbu, ar jai jos koja skauda ar neskauda, ar jinai į savo darbą vėluoja ar nevėluoja, ar jos vyras ją bučiuoja, ar pas kitą išeina. Jos gyvenimas neužsibaigė. Jinai tik tai persijungia kažkuriam laikui, dalis savo minčių, jausmų, laiko atiduoda tam vaikui. Bet ne tada, kada jis pilve plaukė, ten tai jau tik viskas dar prieš nosį. Tai va dabar faktiškai tai vyksta. Gregoris, galima sakyti, vat, ugda, augina savį viduj, neišleidžia iš savo ribų, viduj, kaip moteris pilve augina kitą gregoriuką, kuris maitinasi, kuris auga prie savęs, prijungia, vat, kaip tas kūdikėlis, jisgi ne iš kur, iš mamos ten. Aha, iš šito kaulo išimsi, savo paimsi, aha, kad dar čia, kas dar blogai guli, ar ko man dar reikia. Paima ir prie save prijungia. Taip, čia irgi taip pat. Tai ir vyksta. Aišku, visi mes truputį pergyvenam dėl to, kaip ten bus, kaip ten tas ašramas pasistatys, nepasistatys, bet yra žmonės, kurie, nu, labai jau jam tai svarbu. Ir to žmonių grupytė nedidelė, jinai po truputį auga, bet jam jau nebeįdomu, kas čia darosi, jam svarbu, jie jau sėdi čia ir galvoja apie tai, kaip ten. Tai va, tai vyksta. Ir džiugu, kad ten viskas eina gerai, kūdikis vystosi normaliai. Vat, ir nežinau, aš turbūt mes su jumis turėtumėm kažkaip viską aptarti, apkalbėti, pristatyti, paaiškinti, parodyti. Gal iš jūs irgi kažkas persijungs ten. Tai labai faina. Nes ašramas tokia sena jau mūsų svajonė. Ir gali duoti labai daug. Pastatytas ašramas kiekvienam iš mūsų duoti labai didelį bonusą. Nu, gyvenime tiesiog, kad atidaryti tokios erdvės, kurio mes kitaip niekaip nepasiektume. Duoti galimybės, kurių mes neturim. Toks savotiškas, nu, kaip Nojaus kovčegas, taip, jeigu Senam testamente statom laivą, kuriam mes galime išsigelbėti. Tai ganėtinai rimtas toks klausimas, nes pasaulis mūsų tokio perversmo
etape ir kas tokiuose laivuose sėdės, tas ir pakils į viršų, kai vanduo tą žemę užpils. O kas tai yra vanduo? Jeigu va taip jau iš ezoterinės astrologinės pusės žiūrėti. Visų gyvybinių poreikių tenkinimas, taip, tai užpildymas visų trūkumų, užpildymas visų tuštumų skylių ir taip toliau. Tai kai žemė užpils vanduo, tai jau žemėje nebus jokių trūkumų, jau bus rojaus planeta. Bet tame procese, kam tą rojų dar nesinori, tiesiog paskęs. Nu kaip čia galima, vat pavyzdžiui, žmogui trūksta maisto, jis alkanas visą gyvenimą, ten vaikystė, kur nedavalga, ten rachitas, kaulams neužtenka maisto, visada alkanas, visada neužtenka, taip? Vat užpilti vandeniu, vat, duoti jam maisto, vat, kiek tik reikia ir kiek tik nori. Kas tada bus su juo? Ar jis geriau gyvens nuo to, ar numirs iš karto? Tikimybė, kad numirs labai didelė, žymiai didesnė, negu kad jam pagerės nuo to. Nes jis prie savo nedavalgymo prisiderina jau, jis taip gyvena. Jis vystosi, gyvena, taip viskas suderinta. Duoti jam maisto, jis prieaugins per 3 mėnesius 40 kg ir numirs nuo infarkto. Va taip, arba ne nuo infarkto, o nuo radikulito, nes jis tiek svorio negali nešiuoti. Arba tiesiog nuo maisto pertekliais apsinuodės ir numirs, nes jis nepriderintas tam. Tai vat mes tokiam keistam padėtį iš mūsų pasaulio ruošiasi padaryti rojų. Ir mums kažkaip labai faina nuo tokios minties, kad bus rojus žemė. O iš kitos pusės, patekęs į rojų, ar mes nenumirsim nuo tos vandens, ar nepaskeisim nuo to, kad perteklis bus viskuo. Visko, ko mums trūksta, mes jau nesam alkani, bet dar genetinė atmintis yra ir dėl to mes persivalgam ir storėjam. Viršsvaris mūsų amžiaus liga pagrindinė. Nuo viršsvario žmonės miršta, o ne nuo kažkokių vėžių. Pagrindinė priežastis mirties tai yra infarktai, insultai, nuo cholesterino, nuo maisto perteklio, būtent nuo to, kad per daug maisto, suprantat, o atmintis yra, mūsų ten tėvai, gal močiutės badavo ir mes maisto kiek nori, mes persivalgam, mes ne alkani, bet mes valgam, mes visada nebeturėjom pakankamai informacijos, šitą jau visi, gal jauni jau neprisimena, bet mano kartos žmonės puikiai prisimena, kaip ten gauti knygą, kažką sužinoti, naktimis sėdėti ten ir tą radijo svabodą ten bandyti pagauti, kad bent kažką sužinoti apie pasaulį. Knyga tai buvo vertybė, žinios kažkokios gauti, nebuvo ko apie tą pačią jogą ten sužinoti, kaip galima buvo. Va tokią schemą gauti astrologinę, čia buvo neįmanoma, čia fantastika kažkokia. Nėra informacijos ir nėra kur paimti.
tai, kas turi informaciją, slepia jį, kad kitiem neduoti, kaip tie, kas turi daug maisto, slepia ir neduoda tiem, kas alkani, kad galima valdyti. Tada aš tau parodau maisto gabalėlį, o tu man daryk, ką aš sakau, kaip mes ten kokiam šūniui darom, arba ten, sūrio gabaliukas, nori, aišku, noriu, tai daryk man, tai neduosiu. Ir viską jis tau leis už tą sūrio gabaliuką su juo daryti, ir mušti jį, ir priversti dirbti, o nebus jis alkanas, nieko jis tau nedarys. Tai tau tada kam reikia tos šuns? Niekam. Taip pat informacija, tai buvo paslėpta ta informacija, tai kas ją turėjo, čia ezoterinė informacija, niekam neduosim. Ir kas tada? Vanduo pilasi, informacija atvira, eik į Google ir imk. Kas tada darosi? Žmonės tiesiog užmuša savo protus, jie visiškai informacijos tos nevirškina. Jie visiškai nustoja mąstyti. Tada, kada knygą gauti, reikėjo ten tokių įdėti pastangų milžiniškų, ten iškrapštyti iš kažkur tą informaciją, išspausti, ten išgirsti. Tada kiekvieną ten baitas tos informacijos priversdavo mąstyti, vaikščioti su tą mintim, kaip su saldainiam ir naudotis ją. O dabar ką? O ką mes su tą darom informaciją? Nieko nedarom, jos per daug. Ir mūsų protai jau labai sunkiai dirba. Mes atbūkam nuo to, kad informacijos perteklis, kai žmogus su viršsvoriu 100 kg, jis negali fiziškai judėti, jis atbūko. Jis atrodo maisto gavo daug, bet jis silpnas pasidarė ir ligotas. Taip, mūsų protai permaitinti, jie jau turi viršsvorį trigubą dažniausiai. Tie mentaliniai kūnai dabar antiek perkrauti, kad žmonės nieko negali padaryti patys. Paprasčiausiai jie ten kažkokią išvadą padaryti, net jau aš nesakau mąstyti, jie ten ir intelektų naudotis nemoka, ten pasiūlyk 13 iš 14 padauginti, eina į internetą ir atidaro ten kalkuliatorių interaktyvų ir ten spaudžia knopkes, jie patys nemoka suskaičiuoti. Taip, nors tai prieš 30 metų, kaip taip 3 klasės mokinys ten nesakytų, kiek bus 12 iš 14, aišku, sakys iš karto, nes jis priprato, jis kasdien tai daro, jis visą laiką mąsto. Jeigu jam reikia išspręsti problemą, tai jis sėdi ir mąsto, kaip išspręsti. Spogas išauga ant nosies, jis galvoja, ką daryti, ieško, klausinėja, skaita knygas, bando suprasti, eksperimentuoja, su lygintuvu degina tą nosį, gal praeit. O dabar ką jis daro? Google atidaro. Ir jam niekiek neprasisuka ta proto ratukas. Suprantat? Ir protai jie tiesiog užmušti, mes dar to nesuprantam, kad be kompiuterių mes visiškai dabar civilizacija jinai žūtų iš karto, nes žmonės jau nemąsta. Prieš 30 metų tokia mintis pati, kad nebūtų kalkuliatorių ir kompiuterių ir civilizacija išnyks, čia būtų idiotizmas, kaip tai gali būti. Aišku, mes niekada jų neturėjom, mes. Tai ir dabar tokia situacija, kad žemė jinai pildasi vandeniu, visko, ko mums trūksta, mes tiesiog gaunam perteklį tuo. Švarus maistas,
švarus vanduo, švarus oras. Mes negalim kvėpuoti to švarių orų, pas mus astma alerginė. Mes negalim. Vaikai gimsta, jeigu tokius sąlygos prieš 50 metų, tokie vaistai, tokia medicina, tokie vystiklai, tokias ten tas mišinukai maitinti kūdikius būtų. Tai tokiuose sąlygose jau vaikai būtų, tiesiog gerkulėsai visi, kokie būtų visi sveiki. O jie gimsta dabar tuose sąlygose, gyvos vietos nėra. Alergiški viskam. Katinams, šunims, agurkams, pomidorams, apelsinams, dulkiams, mamos plaukams, viskam. Ir kuo toliau, to daugiau. Kodėl? Todėl, kad vanduo eina į žemę. Užsipila, suprantat? Sveiki vaikai, jie tik tai tokiuose laivuose, kur galima sureguliuoti visą tai. Tai perteklis maisto, bet mokykis nepersivalgyti. Perteklis informacija, bet mokykis mąstyti. Pasaulis per švarus, tau dulkių kvėpuok kiek nori. Tokių sąlygų niekur nėra civilizuotam pasauliui. Bet mes išgyvenam, mūsų vaikai nealergiški, suprantat? Tai ašramas tokia salelė, kur mes galim tiesiog išlikti gyvi, kai civilizacija žus. Taip, nauji žmonės ateis, tie indigo vaikai, kuriuos mes kaip ir padedam sukonstruoti. Mūsų egregorio labai svarbi dalis, tam būsimam pasauliui sukonstruoti, praskaičiuoti, kokie žmonės gyvens būsimam pasauliui. Bet tai būsimas pasaulis. O ką mes iš šito, kas ten pereis, tai ir yra. Dabar toks klausimas tų ašramo statymų ir dvasinių erdvių, kur žmonės greitai, labai pagreitintai vystasi, kad atitikti rojaus lygiui, kad nelikti tokiais, duok man ir aš būtinai savo pakenksiu. Jeigu man duos to, ko man trūksta, duok man meilės, kiek man norisi, aš iš karto išpratėsiu. Duok man maisto, kiek man norisi, iš karto aš tapsiu kaip kiaulė, čia 160 kg sversiu po metų jau. Duok man jėgų, kiek aš noriu, aš būtinai sulaužysiu viską, kas aplink manęs, nes aš toks esu, aš pripratau, kad man visada trūksta jėgų. Mane muša, mane ten kažkas spaudžia, o čia man davė galia į rankas. Aišku, visus užmušiu aplink save ir sunaikinsiu viską aplink save. Pradėsiu mėtyti tos brandalinius bombus visur, kur tik įmanoma. Suprantat, tau technologija vystykis, prašom. Tai ką su ta technologija padaryti? Reikia džihadą paskelbti ir sprogdinti miestus ir vaikų darželius ir tik duokit ir brandalinę pasprogdins ginklą. Nes čiagi technologija gauti energijos nemokamai, ko mums visada trūksta, mums trūksta energijos. Žiemą mums šalta, už elektrą mums reikia mokėti, mes pavažiuotumėm į kitą planetą gyventi, bet resursai mūsų riboja, energijos nėra, šalta ten, daskristi reikia, išgyventi reikia, nėra energijos. Imkit energijos kiek norit. Gerai, paimsim, pagaminsim bombą ir susprogdinsim planetą, suprantat?
Kodėl? Todėl, kad mes tokie. Mes ne rojaus gyventojai. Tai va tokie kaučiagai čia ruošiasi žmonės, kurie jau kiti, jie jau nenori sprogdinti, duok jam brandalinę bombą, tai jie nepaspaus raudonas knopkės, duok maisto neapsivalgys, duok meilės neišproties, nes mūsų tai po truputį treniruoja, gauna, va daugiau. Vat, jau stogas važiuoja, mes tau pamažinsim, priprask suvirškinti. Vat sustorėjai, mes tau aikštelę lieknėjimo kursą padarysim. Liekniek, nebūk kiaulė, liek žmogų. Atvažiavai į seminarą su laptopu, planšetu ir smartfonu, sėdėk čia, mąstyk, vis tiek, mąstyk. O tai astrologijos kursus praėjo. O mokytojas, kur galima apie tai internete pamatyti? Galima apie tai sėsti ir mąstyti. Nereikia internete. Nėra internete nieko. Tavo, viskas tavo protė yra. Matau rakteliai. Mąstyk. Suprantat? Tai dėl to tai vat... Ne visai žaislinis tas laivukas, tas ašramas, tai iš tikrųjų būsimo pasaulio salelė. Ne pirma, jau yra tokių vietų, rojaus kampelio žemėje, bet kiekviena ta vieta, jinai kažkieno rankomis pastatyta. Ir kažkas ten išsigelbės, kažkas, jeigu mes pastatysim, tai mūsų saleliai. Gal iš tų salelių po to ir gims planeta. Gal čia, o vat jau ir visa planeta tokia. Jau nebus skirtumo. Vieną dieną mes išeisim iš salės, o ten žmonės tokie pat, ten jie irgi taip gyvena, kaip mes čia. Nu tai tada jau nereikės tų salių, jau gal muziejais apsiversti ašramai ir viskas. Kaip dabar mums muziejai kažkokio ten Trakų tvirtovė. Bet čiagi ne muziejus buvo, čiagi realiai reikėjo ten įeiti į tą tvirtovę, pakelti tą tiltą, sėdėti ir pilti tas verdantį vandenį ant galvos tiem žmonėm, kurie nori tave užmušti ir išprivartauti tavo moteris ir paimti visą tavo turtą, ir tai buvo tavo realybė, tai nebuvo tai, kad turistams rodyti, kaip mes galėsim tai padaryti, jeigu ką. O tai buvo kasdienybė tokia. Tai dabar ašramai mūsų kasdienybė, čia tvirtovės, kur mes galim pasislėpti nuo... O kažkada tai aš tikiuosi, kad tai bus kaip Trakų pilis vieta turistams, kaip mūsų ten laukiniai protėviai bandė išsigelbėti. Ir mato tiltas, vartai tokie geležini, duobė su vietoj kanalizacijos iš kitos pusės ir kad priešai neapei. Nu taip, čia kitaip tvirtovėsi buvo. Čia dabar viskas ten švaru, jiegi ten pylė iš langų ten viską. Ne tik iš virtuvės, iš visur. Taip, o žiūrės ir taip, kaip mes gal juoksis. Nu, čia jau laukinė buvo žmonės tikrai. Bet išsaugoja, tas pilis išsaugoja civilizaciją. Kad necivilizuoti žmonės, laukiniai žmonės, žvėriai nesuvalgė žmonių. Nežuvo civilizacija, nedingo kalba, nedingo kultūra, išsilaikė. Dabar davė mums kažkokią fundamentą, šaknis mūsų, tai
šaknis, nebūtų tų tvirtovių. Neturėtume mes šaknis, nebūtų mūsų, kai medžiai be šaknų. Tai va, ir ateinančiam tokios kaip auksiniam amžiai reikia tvirtovių pastatyti pradžiai, kad tas vanduo mūsų nepaskandintų.